Labutis, linkėjimai jums iš Tailando. Ir žiūrim, kągi mes nuveikėm per pirmą savaitę Tailande. Va, čia kokių paukščiukų pilna. Bet yra ženklas, kad negalima nuotraukų daryti su jais. Geras iš kokonato lesyklėlės. Čia, pavyzdžiui, irgi įėjimas į naktinį klubą ir padėta kažko, žodžiu, atsigerti. Nu, visur jie kažkaip tą dievą visur palydė. Smuikus daro. Mažoji jau beveik užmigus, paguldysim kur nors po palmę mes ją. Kaip čia gerai mylas. Aha, labai čia gerai. Labai gerai. Good morning. Va, masažai vyksta. Joga. Šiandien būsim čia. Nu jo, reikia gultą. Body scrub 500. Gatvėje buvo 450. Jeigu mažiau užmigs, eisiu į body scrubą. O iš karto visokius turus reklamina fishing žvejybai. Jo, čia paplūdimys, čia gultai. Prie mūsų viešbučio yra salė. Čia ne boksas vadinasi, kažkaip jie kitaip vadina, ne? Nu, žodžiu. Boksas. Ar muitai? Gal tas kažkoks maitai ar muitai. Kažkas ten tokio. Mūsų šiandienos spotas, kaip sakom. Po medžiu, kad mažoji nesukaistų. Ir va, prie jūros. Nu, labai fainai. Šiandien yra mūsų 3 diena Tailande. Po truputį apsiprantam, reikia priprasti prie oro, prie temperatūrų, prie klimato. Tai po truputuką. Einam į turgų, apsipirkti maisto ir rytoj keliamės jau į savo namus, kur būsim visą mėnesį. Parodysiu aš jum, kur mes čia atvykom. Mūsų naujieji namai, kurie bus mums namais visą mėnesį. Nu, čia yra mūsų terasėlė tokia. Kaimynai. Turim grilinę lauke, kriauklę, čia lauko dušas. Ir va, toks kiemukas mūsų. Dabar einam į vidų. Aišku, čia visur pupos rezidencija mūsų mažosios. Tai visur bus pilna žaislų. Turim televizorių. Nu, toksai skandinaviškas stilius. Kas praleido, tai mes prieš 1,5 metų grįžom iš Norvegijos. Ir Norvegijose gyvenom, nu, žodžiu, netrumpai, ten vyras virš 10 metų. Ir aš matau Hus info. Ir Hus tai yra norvegiškai namas. Nu, ir paskui mes atsekėm, čia jau viskas radom, kad čia Norvego iš tiesų yra šitas išėtiesų namas. Tai buvo, nu, toks sutapimas keistas. Tai va, čia yra ta svetainė. Čia jau pas mus darbo reikaliukų prikrauta.
kompiuteriai. Čia yra tokia kaip mini virtuvėlė, šaldytuvas. Taip, papasakok viską. Viską papasakok. Auksytė. Tai vat, vandens toksai aparatas karštui vandeniui. Nu, čia su virtuvė kažką gauti buvo labai sudėtinga, nes dažnai namas rašo, kad yra virtuvė, o įsijungi ten mikrobanginė stovi. Tai mes, kadangi norėjom šiek tiek gamintis vis tiek su vaikučiu, tai reikėjo mums, kad būtų ta kaitlentė. Tai vat, nu, tualetas, dušas ir lauke, ir viduje yra. Tai čia viskas. Aišku, paprasta ir mums beprotiškai smagu, nes yra daug vietos. Ir mūsų mažoji mėgsta lakstyti, jei reikia lakstyti, tai tos vietos mums reikia. Čia toksai kaip sandėliukas mums gavosi, čia yra vaikų kambarys, bet mes pasidarėm tokį sandėliuką. Čia yra mūsų miegamasis, čia ir vyro spinta gavosi. O čia yra mūsų su mažaja, sakėm, irgi spinta. Drabužinė mūsų su mažaja. Tai va, susidėjom čia drabužius, čia mažąją vystą, mažosios žaislai. Ir taip ir gyvensim mėnesį. Tai va, mūsų nauja rezidencija. Šiaip esam labai laimingi. Vyras išvažiavo iki turgaus su motoroleriu. Čia visai arti yra turgus. Ir sakė, kažką skanaus parveš mum gal pusryčiam. Lauke tai yra beprotiškai karšta ir labai gerai, kad, pavyzdžiui, šituose namuose yra kiekvienam kambarį po kondicionierių. Tai, pavyzdžiui, jeigu tu esi svetainiai, tai svetainiai jungtis kondicionierių labai pučia, bet jeigu esi svetainiai, tai gali miegamajam įsijungti kondicionierių labai patogu. Nes lauke yra 30 laipsnių ir tikrai yra karšta. Mes su mažaja stengiamės neiti pirmą dienos dalį lauką, nes vis tiek dar reikia priprasti prie klimato, reikia priprasti prie tos šilumos. Vis dėlto skirtumas gaunasi, kiek Lietuvoje minus 10 laipsnių, tai apie 40 laipsnių skirtumas, nes čia yra 30 laipsnių. Tai reikia priprasti. Jau matau, grįžo vyras. Jo, tai pratinamės po truputį, viskas eigoje ir, manau, eigoje viskas susidėlios. Na. Tada... O, šitie labai skanus. O, aha. Ananasiukai čia. Tokie jie mažiukai, bet labai skanus. Avokadas. Kokio dydžio avokadai. Va. Passion fruitas, kažkaip kitaip vadinasi lietuviškai. Mangas. Tai kiek praleidai už viską? Arbūzas. 10 eurų. 10 eurų. 300 batų, ne? 300 pem. Nusipirkom, žodžiu, šeikerį. Nusipirkom šeikerį, kad darytumėmės patys namuose kokteilius, kad nereiktų pirkti tiek 3 mėnesius, tai bus gerai. Geras. Bandysim. Reikia dar gerai išsiplauti. Ai, šiek kaip įsigandau. Ai, šiek kaip išsigandau. Na. Eina, sako, jisai atrodo mažiukas jom, bet jisai delno dydžio. Ir svarbiausia, kad aš buvau metras nuo jo, aš ant jo vos atsistojau. Tai vat. O einame į turgų, kuris čia šalia mūsų visai, kur vyras ryte vaisių parvežė. Tai dabar jau išsiruošė ir damos. Sakė, toksai vietinių visai. Pasižiūrėsim. Tokie gyvenamieji kvartalai čia. Čia jau toksai vietinių, grinai turgus. Krevetės. O pasiėmė kašikėlį, renkiesi viską. Čia žuvų pavadinimų, tai aš tikrai net nežinau. Geras, ruošia kalmarius. Hai.
Aha. Ai jo, va ten eina į toliau ir tenai vėl tvarko kiti. Kokie vėžiukai, krabiukai čia, vakukas. Pavadinimų tai čia pas juos nesužinosiu, nes jie patys, tik tailandietiškai kalba. Mūsų tai irgi netrūksta. Čia žodžiu, jeigu kažką pirktis, tai anksti ryte geriausia, kol dar musės neapsikakojo visko. Reikia nusipirkti. Jo, šitie skanus labai. Kašionats turėtų būti, kad sūdyti ir kepinti. Kepinti tai jie visi, bet kas butter and salt. Nu čia vaisių, daržovių tai irgi tokių, kur nežinau, ką su jom reiktų daryti. Va šitie grybai pas juos labai visur patiekaluose deda. Va tokius, nežinau, man jie tokie, nelabai aš esu grybų mėgėja. Eisim, peržiūrėsim viską, sakėm, salotų reikia pasiimti. Nu va čia daržovės. Gražios daržovės, reikia čia pirkti. Salotų. Dar ten pažiūrim gale, nes čia daug žmonių. Einam čia. Pasirinksim salotų. Can you repeat like? Yeah? Yes. Yeah. Okay. Oh. Rajini. It's good. Nino ya? And. Yeah. Oh, okay. For this. Rồi. Mac. Okay. Yeah. Mẹ, quên á. Không, đu đây. And Đấy, carrot. yeah. Okay. Yeah. Okay. Vakar Auksitė labai valgė morkytės, tai paimsim. Prisirenki krepšiuką ir duodi supakuoti tau, sudėti ir pasako tada kainą. Va, džiovintos krevetės. Mano mama labai mėgsta krevetės, reiks parvežti. Ačiū. Nežinau jau kur netėjom, kur dar nėjom. Nusprendėm kakanatų pasiimti, kokosų žodžių gerdimui. Čia tokia žvaigždutės būna šitie supjaušys, aš atsimenu jos. 100 baht. Tai po 25 batus. Viską reikia dauginti dabar iš 3,6 pagal mūsų pasikeistą kursą. Tai mažiau negu euras. Paruoštukų ir visų. Šiek tiek ir drabužių. Ir viskas. Kaip ir viską apžiūrėjom. Nu čia dar aišku parduotuvių yra šalia visur. Bet jos, man atrodo, dirba all time. Tai va, čia toksai turgelis visokių ir dėkliukų, ir šiaudelių, kur jau atvažiuoja tie patys tailandiečiai apsipirkti. Nu, tos visas žuvis, mėsas, ryžiai kokiais maišais. Tai, nu, smagu šalia tokio būti. Mes čia visai šalia gyvenam, tai smagu.
užsuksim vis. Vakar skaičiau tą informaciją, kuri būna, buvo prie mūsų namo. Ir ten parašyta, kad būtinai laikykit uždarytas duris ir langus. Ir buvo parašyta, kad ne tik dėl to, kad ten šiluma įeina ir panašiai, kad kondicionierius daugiau naudoti reikės, bet dėl to, kad gyvatės neteikia. O Jėzau, kaip perskaičiau, kad čia yra gyvačių. Tai, žodžiu, nes aš galvojau, vis tiek uodų, gal kokių šiaip kažkokių įskris, bet kai buvo pašta, kad gyvatės, tai jo, tokia buvo instrukcija, kad gyvatės, tai, reikia atsargiai ir jeigu pamatot arti namų, tai reikia pranešti, o vorai, jeigu įkanda, tai panašiai kaip vapsva, nenuodinga, nebent jūs esat alergiški. Tai va, gyvačių nenorėčiau sutikti, vorų šiaip irgi nelabai. Pradedam tą tokį gyvenimą, kaip čia pasakyti, susidarysim savo rutiną, kas ką nori veikti, kaip ką, čia džymas yra šalia, visai va turgus buvom, yra visiškai šalia, tai pradėsim po truputį jau taip nusėsti. Tai šiandien yra 5 mūsų kelionės diena, tai va, mes kažkaip taip ir galvojom, kad pirmą savaitę reikės tokios adaptacijos, o paskui jau po truputį įsivažiuoja. Nes visą laiką pirmą kartą, kai kažkur pirmą dieną, tarkim, ir čia atvažiavom vakar, ir nieko nesuprantu, nei kaip čia tą savo namą atrasti. Vat, jau priėjomės į čia gyvenam. Kaip koks pirmakursis visur jautiesi, bet paskui po laiko viskas susidėlioja, viską pripranti ir, žodžiu, viskam reikia laiko. Ir viskas yra normalu su tuo. Tai vat, tikiuosi bus įdomu, stebėsit mūsų nuotykius Tailande ir tikiuosi greit vėl susitiksim. Tai iki kitų susitikimų. Ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit paspausti like, subscribe ir geros jums savaitės.